Sveiki! Nekilnojamasis turtas dažnai pristatomas kaip viena saugiausių investicijų. Nusipirkai butą, išnuomoji, kiekvieną mėnesį gauni pinigus ir ramiai geri kavą. Teoriškai. Praktiškai kartu su butu kartais įsigyjamas ir nedidelis mokesčių galvosūkis. Nekilnojamojo turto mokestis, gyventojų pajamų mokestis, o kai kuriais atvejais dar ir PVM-as. Todėl šiandien laukia 4 pagrindinių situacijų analizė, kai nekilnojamąjį turtą tiesiog turi, kai jį nuomoji, kai parduodi ir kai nekaltas butukas netikėtai pradeda rodyti PVM ragus. Kalbėsime apie fizinio asmens turtą ir taisyklės galiojančias nuo 2026 metų. Pirmiausia, kalbėkime apie nekilnojamojo turto mokestį nuo 2026. Tai svarbu suprasti vieną dalyką. Pagrindinis gyvenamasis būstas ir kitas turimas nekilnojamasis turtas apmokestinami skirtingai. Pagrindiniu gyvenamuoju būstu laikomas tas būstas, kuriame savininkas yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Ne tas, kuriame realiai dažniausiai būnama, ne tas, kuriame stovi mėgstamiausias kavos aparatas ir ne tas, kuriame kaimynai jau pažįsta. Svarbu, kur gyvenamoji vieta oficialiai deklaruota. Pagrindiniam gyvenamajam būstui savivaldybė turi nustatyti ne mažesnę kaip 450 000 eurų neapmokestinamąją vertę. Savivaldybė gali nustatyti ir didesnę ribą. Tik šią ribą viršijanti mokestinės vertės dalis gali būti apmokestinama savivaldybės nustatytų tarifų nuo 0,1 iki 1%. Ir čia vėl svarbu, kalbama ne apie kainą, už kurią būstas pirktas ir ne apie sumą, kurią norėtųsi gauti parduodant. Skaičiuojama registrų centro nustatyta mokestinė vertė. Taigi, jeigu savo pagrindinį būstą pirko už 500 000 eurų, bet jo mokestinė vertė yra 300 000, vien tai, kad pirkimo sutartyje buvo 500 000, dar nereiškia, kad atsiras nekilnojamojo turto mokestis. Kitam pagrindiniu gyvenamuoju būstu nelaikomam gyvenamajam sodo, garažo, pagalbinio ūkio, poilsio ir dalies kito įstatyme nurodyto turto bendrai mokestiniai vertei taikomi progresiniai tarifai. Pavyzdžiui, žmogus turi 2 butus. Pirmojo buto mokestinė vertė 250 000 eurų, jame deklaruota gyvenamoji vieta. Antrojo buto mokestinė vertė 100 000 eurų. Už pagrindinį 250 000 eurų vertės būstą nekilnojamojo turto mokesčio nėra, nes vertė neviršija 450 000 eurų, o už antrąjį butą mokestis būtų 100 eurų. Štai ir visas. Turiu antrą butą, vadinasi, valstybė pasiims pusę buto, siaubo filmas. Šiuo atveju pasiims 100 eurų. Dar vienas pavyzdys. Sutuoktiniam būstas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Tačiau gyvenamąją vietą jame deklaravęs tik vienas sutuoktinis. Deklaravusio sutuoktinio turto dalis vertinama kaip pagrindinis gyvenamasis būstas. Kito sutuoktinio dalis gali būti vertinama kaip kitas nepagrindinis gyvenamasis būstas ir jai jau taikoma progresinė skalė nuo 50 000 eurų. Taigi kartais vienas gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmas gali turėti labai konkrečią piniginę išraišką. O dabar paimkime šeimą, kuri nekilnojamojo turto turi ne vieną ir ne 2 vienetus. Sutuoktiniai turi 5 nekilnojamojo turto objektus, kurių mokestinės vertės yra 500, 450, 150, 270 ir 800 000 eurų. Visi objektai sutuoktiniams priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Po pusę ir visas turtas patenka į progresiniais tarifais apmokestinamo nekilnojamojo turto kategoriją. Pirmuoju atveju sutuoktinė gyvenamąją vietą deklaravusi 500 000 eurų vertės būste, o sutuoktinis 450 eurų vertės būste. Kiekvienam jų pagrindinių gyvenamųjų būstų laikomas tas objektas, kuriame jis pats yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Bendras šeimos nekilnojamojo turto mokestis 8560 eurų per metus. Čia jau nebe tie 100 eurų už antrą butą. Čia nekilnojamojo turto portfelis jau toks, kad ir mokestis ateina nebe su atviruku, su visu orkestru. O dabar pakeiskime tik vieną aplinkybę. Abu sutuoktiniai gyvenamąją vietą deklaruoja tame pačiame 450 000 eurų vertės būste. Kiekvienam priklauso po pusę, todėl kiekvieno pagrindinio būsto dalies vertė yra 225 000 eurų. Ji neviršija minimalios 450 000 eurų neapmokestinamosios ribos,
Todėl už pagrindinį būstą nei vienas sutuoktinis nekilnojamojo turto mokesčio nemoka. Tačiau 500 eurų vertės būstas dabar abiems tampa kitu nekilnojamojo turtu. Antrasis variantas – bendras šeimos nekilnojamojo turto mokestis 8760 eurų per metus. Skirtumas – 200 eurų. Taigi meilė nekainuoja, bet tas pats deklaruotos gyvenamosios vietos adresas šiame konkrečiame pavyzdyje kainuoja papildomus 200 eurų. Žinoma, rezultatas būtų kitoks, jeigu turtas priklausytų ne po lygiai. Dalis objektų būtų vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė arba savivaldybė būtų nustačiusi didesnę pagrindinio būsto neapmokestinamąją ribą ar papildomas lengvatas. Ir dar viena kategorija. Amžinai nebaigti statyti namai. Na, pavyzdžiui, statyba leidžiantis dokumentas išduotas 2012 metais, o turtas vis dar nebaigtas ir nenaudojamas. Toks turtas jau gali būti nekilnojamojo turto mokesčio objektas. Vien užrašo nebaigta statyba neužtenka, kad pastatas mokesčių sistemoje taptų nematomas. Nebaigtam ir faktiškai nenaudojamam turtui taikoma išimtis susieta su 10 metų terminu ir kadastro duomenų atnaujinimu. Už 2026 metus mokesčių administratorius pats apskaičiuos gyventojų nekilnojamojo turto mokestį ir iki 2027 metų kovo 1 dienos pateiks deklaraciją. Sumokėti reikės iki 27 metų tos pačios kovo 15 dienos. Jeigu apskaičiuotas mokestis neviršys 5 eurų, jo mokėti nereikės. Kitas klausimas. Nusipirkau butą ir jį nuomoju. Ar turiu registruoti individualią veiklą? Ne. Pati nekilnojamojo turto nuoma nelaikoma individualia veikla. Nuomojant gyvenamosios paskirties patalpas gyventojams galima rinktis vieną iš 2 pagrindinių variantų. Tai pirmas variantas – įsigyti gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą. Jis tinka tik nuomojant gyvenamosios paskirties patalpas ir tik gyventojams. Be to, atskiras verslo liudijimas reikalingas kiekvienam nuomojamam objektui. 2026 metais pagal tokius verslo liudijimus galima gauti iki 50 000 eurų pajamų per metus. Riba viršijanti dalis jau apmokestinama kaip įprastos turto nuomos pajamos. Antras variantas – verslo liudijimo neimti ir mokėti pajamų mokestį nuo gautų nuomos pajamų. Ir čia jau svarbus pokytis. Senas įsitikinimas, kad nuomos pajamos visada apmokestinamos tik 15% tarifu, nuo 2026 metų gali būti neteisingas. Jeigu pajamos didesnės, pajamų mokestis gali būti progresinis. Tačiau nuo paprastų nekilnojamojo turto nuomos pajamų PSD ir VSD įmokos neskaičiuojamas. Bent Sodra į šį vakarėlį nepakviesta. Jeigu butą nuomoji kitam gyventojui, jo asmeniniams poreikiams, nuomos pajamas paprastai pats deklaruoji metinėje pajamų deklaracijoje. Jeigu nekilnojamąjį turtą nuomoji įmoniai, nuomos pajamos yra A klasės. Pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka pati įmonė. Tas pats principas taikomas, kai turtą savo individualiai veiklai išsinuomoja kitas gyventojas. Jis, kaip nuomininkas, taip pat turi išskaičiuoti pajamų mokestį. Todėl nuomos sutartyje labai pravartu aiškiai įvardyti, ar nurodyta suma yra prieš mokesčius, ar suma, kurią savininkas turi gauti į sąskaitą. Nes frazė mes galvojome, kad 1000 eurų į rankas paprastai atsiranda tik tada, kai pirmasis pavedimas jau būna padarytas. Jeigu fizinis asmuo perduoda nekilnojamąjį turtą juridiniam asmeniui naudoti ilgiau kaip 1 mėnesiui arba neterminuotai, nekilnojamojo turto mokestį už naudojimo laikotarpį deklaruoja ir moka juridinis asmuo. Taigi įmonė gali būti ne turto savininkė, bet vis tiek tapti nekilnojamojo turto mokesčio mokėtoja. O dabar trumpas intarpas tiems, kurie nekilnojamąjį turtą vertina kaip investiciją. Butas nėra vienintelis būdas investuoti. Jis turi duris, sienas, nuomininkus, remontą, nekilnojamojo turto mokestį ir kartais kaimyną, kuris sekmadienį 7 ryto nusprendžia gręžti sieną. Financial Lithuanian sukūrė investavimo kursą tiems, kurie nori suprasti ir kitas investavimo galimybės, kaip veikia finansų rinkos, kaip vertinti riziką ir kaip susidėlioti savo investavimo planą. Nuorodą į kursą paliksiu po vaizdo įrašu. O mes grįžkime prie nekilnojamojo turto, nes mūsų butas ką tik atsirado Booking platformoje ir jau pradėjo gaminti PVM prievoles. Įprastai ilgalaikė gyvenamųjų patalpų nuoma dažniausiai yra PVM neapmokestinama. Tačiau trumpesnė nei 2 mėnesių gyvenamųjų patalpų nuoma, apgyvendinimo paslaugos, automobilių stovėjimo vietų, garažų ir panašių objektų nuoma gali būti PVM
apmokestinama. Tokios pajamos įtraukiamos skaičiuojant 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribą. Butas, Booking ir Airbnb platformose turi dar vieną dovanėlę. Jeigu ekonominę veiklą vykdantis Lietuvos asmuo perka iš užsienio platformos tarpininkavimą ar kitą automatizuotą elektroninę paslaugą, dėl tos paslaugos gali tekti registruotis PVM mokėtojų arba PVM mokėtojų taikančių smulkiojo verslo schemą Lietuvoje ir nuo platformos komisinio apskaičiuoti lietuvišką PVM. Prievolė gali atsirasti net tada, kai tavo pajamos dar nesiekia 45 tūkstančių eurų. Na pavyzdžiui, svečias už nakvynę sumoka 500 eurų, o Booking pasiima 75 eurų komisinį. PVM klausimas dėl platformos paslaugos vertinamas nuo 75 eurų komisinio, o ne nuo visos 500 eurų nakvynės kainos. Jei nusprendė nekilnojamąjį turtą parduoti, nuo 2026 metų bendra nekilnojamojo turto išlaikymo taisyklė sutrumpėjo. Pardavimo pajamos neapmokestinamos pajamų mokesčių, jeigu nekilnojamąjį turtą išlaikai nuosavybėje ne mažiau kaip 5 metus. Tačiau gyvenamajam būstui yra dar 2 svarbios išimtys. Pajamų mokesčio nereikia mokėti, jeigu parduodamame būste bent 2 metus iki pardavimo buvo deklaruota gyvenamoji vieta, arba jeigu gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus, bet per 1 metus nuo pardavimo gautos pajamos panaudojamos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam būstui įsigyti ir jame deklaruojama gyvenamoji vieta. Jeigu nė viena lengvata netinka, pajamų mokestis skaičiuojamas ne nuo visos pardavimo kainos. Iš pardavimo pajamų galima atimti turto įsigijimo kainą ir privalomus su įsigijimu ar pardavimu susijusius mokėjimus. Primenu, ne kiekviena remonto sąskaita sumažins pardavimo pelną. Į turto įsigijimo kainą gali būti įtraukiamos dokumentais pagrįstos rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidos. Bet naujos užuolaidos, sienų perdažimas ar labai brangus itališkas šviestuvas nebūtinai taps pardavimo kainą mažinančiomis išlaidomis. Net jeigu šviestuvas buvo toks brangus, kad iki šiol skauda. Dar pavyzdys apie išsimokėjimą dalimis. Gyventojas 2021 m. gruodį įsigytą nekilnojamąjį turtą pardavė 2026 m. birželį. Dalį pinigų pirkėjas sumoka 2026 metais, o likusią dalį 27 ir 28. Kiekvienais metais gauta pajamų dalis vertinama pagal tų metų taisyklės. Tačiau 5 metų išlaikymo terminas tikrinamas iki faktinio turto pardavimo momento. Negalima parduoti turto neišlaikius 5 metų, o po 2 metų gavus paskutinį mokėjimą pasakyti, na štai dabar jau 5 metai jau praėjo. Mokesčių laikrodis taip neveikia. Kada parduodant atsiranda PVM-as? Parduodant savo seną butą ar seną namą, PVM paprastai neatsiranda. Tačiau šis mokesčio klausimas tampa aktualus, jeigu parduodamas naujas pastatas ar jo dalis žemės statyboms arba žemė kartu su nauju pastatu ir pats pardavimas laikomas ekonominė veikla. Jeigu pajamos iš PVM apmokestinamos ekonominės veiklos viršija 45 tūkstančių eurų ribą, gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtojų ir mokėti PVM. Tuo tarpu senų pastatų ir žemės, kuri nėra skirta statyboms, pardavimas paprastai yra PVM neapmokestinamas, todėl tokios pajamos į 45 tūkstančių eurų ribą neįtraukiamas. Todėl situacija nusipirkau sklypą, padalijau, nutiesiau komunikacijas, pastačiau ir pardavinėjau mokesčių prasme labai skiriasi nuo situacijos. Pardaviau prieš daug metų paveldėtą šeimos sklypą. Notarinė sutartis gali atrodyti panašiai, o mokesčiai nebūtinai. Taigi, turint nekilnojamojo turto, reikia atsakyti ne į vieną, o į kelis klausimus. Ar tai pagrindinis gyvenamasis būstas, kokia jo mokestinė, o ne rinkos vertė, kas yra nuomininkas, gyventojas, individualią veiklą vykdantis asmuo ar įmonė, ar nuoma ilgalaikė ar trumpalaikė, ar naudojamos užsienio platformos, kiek metų turtas išlaikytas iki pardavimo, ar jame buvo deklaruota gyvenamoji vieta ir ar parduodant jau neatsirado ekonominės veiklos bei PVM požymių. Nekilnojamasis turtas tikrai gali būti gera investicija, bet geriausia investicija yra ta, kurios grąžos nesuvalgo mokesčiai, apie kuriuos sužinojai jau po sandorio. Čia buvo Finansų baba prie numero, kanalą Nes apie mokesčius geriau sužinoti iš mano vaizdo įrašo, o ne iš mokesčių inspekcijos laiško.